Mama paskambino, tiesiog aš gyvenu Bajoruose, paskambino, kad dega butas kaimyno, kad negali kvėpuoti, sako, laukiam pagalbos. Laukiam. O mama, jinai išsigelbėjo? Mama ir tėtis viskas gerai, sakė, turi respiratorius kažkokius, pagelbėjo. Juos ištraukė, jau išvedė? Dar ne, neišvedė, dar jie viduj. Šiuo metu kaip ir esam degimą suvaldė. Kaip ir tų dūmų yra 11 aukšte mažiau, bet tą informaciją vis dar tikrinam, kadangi pirminė informacija buvo, kad degusiam bute gali būti žmogus. Toliau renkam informaciją, kas čia vyko, kiek tų žmonių išėjo, kiek kreipėsi į medikus, tai viskas dabar tikslinam. Kad žmogaus tam degusiam bute... Kol kas iki šio momento informacijos neturim, bet ją tikrinam. O šiaip nukentėjus yra? Na, kol kas iš medikų bandom tą informaciją iki galo pasitikrinti, paskui vėliau bus aiškiau. Na ir šviežiausia informacija iš Trinapolio gatvės. Vilniuje Trinapolio gatvėje, čia netoli Kalvarijų Žvalgų gatvės kilo didžiulis gaisras. Štai šiame daugiabutyje 11 aukšte užsidegė butas ir jau aiškėja situacija. Na, ugniagesiai apieškojo degusi butą. Aukų nerasta, niekas nežuvo, tačiau keliems žmonėms buvo teikiama pagalba. Vieną sulaikė policija. Pirminiais duomenimis žmonės rimčiau nenukentėjo, bet keliems teikiama pagalba, medikai teikia pagalbą. Atvažiavo policija, kadangi žmonės laukia ir lauke, daug žmonių į lauką buvo priversti išeiti. Taigi, labai greitai 11 aukšte įsiplėskė butas, atvira liepsna, viskas degė ir teko kelti keltuvus, evakuoti žmonės, buvo pranešta, kad viduje galimai yra senutė. Na, kol kas informacija tikslinama, tačiau operacijų vadovas minėjo, kad kūnų nerasta, žuvusių nėra. Kiekgi žmonių čia nukentėjo, kol kas nelabai aišku, bet tie žmonės, kurie nukentėjo, jie tokių sunkesnių sužalojimų nepatyrė, visi sąmoningi ir jie dabar yra pas medikus. Gaisrą pavyko užgesinti, matyti ugnis ir išsiplėtė, nes matote, 11 aukšte yra virš dar 12 aukštas, matyti įsimetė ir į aukščiau esančius butus. Greičiausia butai žemiau esantis sulieti vandeniu. Na, dėl ko kilo gaisras aiškinamasi dar. Tačiau minėjo žmonės, kad tame bute, kur kilo gaisras, neseniai įsikūrė naujakuriai, kurie ir tie naujakuriai nevengė alkoholio, girtuokliaudavo, dėl jų buvo surašomi skundai, tačiau nieko padaryti nebuvo įmanoma, ir viskas baigėsi gaisru. Butas smarkiai išdegė, greičiausia nukentėjo ir greta esantis butai, taip pat matyti nukentėjo ir aukščiau esantis butai 12 aukšte, nes liepsnos iš tiesų buvo didelės, jos veržėsi iš 11 aukšto pro langus, taip pat ir iš kitos pusės pro koridoriaus langą veržėsi. Na ir keliais net keltuvais pakilę ugniagesiai liepsnas numalšino. Žmonėms buvo pažadėta, kad greičiausia dar galės grįžti šią naktį namus, tačiau dabar visi raginami eiti į mokyklą. Kažkur greičiausia galbūt teks žmonėms ir kitur nakvoti. Na, bent jau pirminiais duomenimis pasisekė tik tiek, kad žuvusių nėra. Gaisrai tokiuose daugiabučiuose paprastai labai pavojingi yra. Matote, kur keltuvas, kur jo viršus, ten butas degė,
smarkiai išdegė ir aukščiau esantis butas. Taigi nuostoliai matyti nemenki bus ir galimai žmonėms vis dėlto šiandien dar nebus leista sugrįžti namo. Dabar ką tik policija pradėjo raginti, kad visi eitų į greta esančią kažkokią mokyklą. Na, matyti nakvoti teks ne namuose. Štai tokia liūdnoka situacija. Na, kaip minėjau, pasisekė tik tiek, kad bent jau pirminiais duomenimis aukų išvengta, taip pat sunkiau sužalotų žmonių irgi. Tikėkimės nėra, kiek aš mačiau, visi sąmoningi buvo.